įstot. Ką reiškia įstot? Lietuvoje įstot yra sunku. Anglijai nuėjau, įstojau, ta prasme, davė anglų kalbos egzaminą. Tai yra viskas. Parašiau egzaminą, sako, gerai, tinki. Sako, kur dabar nori stot? Sakau, noriu stoti į automechaniką, nes man yra prie širdies tas mokslas. Jeigu tu baigi Anglijai mokslus, tai reiškia, kad tu užsigarantuoji savo gerą gyvenimą. Nes jeigu baigi Lietuvoje mokslus, tai ką? Tu baigsi Lietuvoje mokslus ir kovosi dėl gyvenimo. Tu kovosi dėl išgyvenimo, blemba. Jeigu jie pamato, kad tu nori dirbti, o lietuviai, kaip dažnai, arba ne lietuviai, nebūtinai lietuviai, atvažiuoja iš užsienio, jie nori dirbti žmonės. Jeigu pamato valdžia, kad tu nori dirbti, tai ta prasme tau visi keliai atviri. Tave kels atlyginimą, daug kels tavo pareigas, kels iki to, ko tu sieki. Ta prasme, Lietuvoje taip, atsit ramiau, bet tai yra apgaulinga, nes Lietuvoje tas ramiau tai yra tu mėnesį 2 padirbsi, tave gali atleisti, nes Lietuvoje tai yra čia Lietuvos verslas. O užsienyje tai tu nuvažiuoji, tu nueini agentūrą. Tavo agentūra iš karto pasako, ta prasme, užrašyk savo numerį, taip toliau. Tu užrašyk numerį, tau savaitės, maksimum 2 laikotarpį paskambina, tau pasiūlo darbą. Tu pasakai, tau tinka, nepatinka. Tvarkoj viskas.